Los Andželas, 1930-ieji. Didžiosios depresijos šešėliai temdo miestą, o korupcija klesti visais lygmenimis. Tačiau vienas, dažnai pačiame dugne atsiduriantis žmogus, Perry Masonas, nepaisant savo trūkumų, stoja į kovą su neteisybe. Su jumis sveikinasi kinomanija.lt. Šiandien apžvelgsime 2020 metais pasaulį išvydusi HBO kurtą televizijos detektyvinį noir serialą Perry Masonas. Ši kriminalinė drama yra drąsi ir niūri, vieno iš labiausiai Amerikos populiariojoje kultūroje įsitvirtinusių personažų reinterpretacija. Leo Stanley Gardnerio 1930-aisiais romane pasirodęs Perry Masonas iki tol buvo geriausiai žinomas kaip sumanus ir nepalaužiamas gynybos advokatas ilgai gyvavusiame CBS televizijos seriale nuo 1957 iki 1966 su Raymondu Burru pagrindinėme vaidmenyje. Taip pat jis dažnai pasirodydavo įvairiose knygų, radijo spektaklių ir kino adaptacijose. Tamsi ir paslaptinga HBO istorijos versija, kurią sukūrė Rowlandas Jonasas ir Ronas Fitzgeraldas, gilinasi į Masono kilmę kaip į pradedantį privatų detektyvą dar prieš jam tampant legendiniu gynybos advokatu. Įsimenanti klasikinio noir stiliaus estetiką, sudėtingą pasakojimo struktūrą ir gilių psichologinių personažų tyrimų, HBO Perry Masonas tampa įtikinama, įsimenanti ir ambicinga klasikinės teisinės dramos reinterpretacija. Pirmame serialo sezone tyrėjas Perry Masonas, kovodamas su pirmajame pasauliniame kare patirtomis traumomis ir nenusisekusiu asmeniniu gyvenimu, bando išnarplioti berniuko pagrobimo bylą, kuri tapo tikra sensacija žiniasklaidai. Skirtingai nei ankstesnės adaptacijos, kuriuose Perry Masonas dažnai buvo idealistinis ir praktiškai neklystantis advokatas, HBO versija pristato jį kaip trūkumų turinti, traumų kamuojama ir morališkai konfliktuojanti veikėja. Meistriškai suvaidintas Matthew Rhys Masonas pateikiamas kaip žemę po kojomis, ne visada tvirtai jaučiantis pirmojo pasaulinio karo veteranas, kenčiantis nuo psichologinių randų ir kovojantis su asmeniniais demonais, įskaitant žlugusią santuoką, finansinius sunkumus ir nusivylimą teisinę sistemą. Tai suteikia Masonui realizmo ir gylio, paverčiant jį nebe tradicinių teisinių didvyrių, o giliai žmogiškų, nerimą keliančių veikėjų, bandančių rasti savo vietą korumpuotame ir neteisingame pasaulyje. Veiksmas vyksta didžiosios depresijos laikų Los Andžele, kurio estetika persmelkta senųjų Holivudo detektyvų įtakos. Tamsus apšvietimas, šešėliuota kinematografija ir visur tyranti neviltis. Pats miestas tampa veikėjų, kuriame klesti korupcija, rasinė įtampa ir ekonominiai sunkumai. Serialas nebijo atskleisti 1930-ųjų trūkumų bei ydų, pabrėždamas tokias temas kaip policijos brutalumą, sisteminį rasizmą ir politinę korupciją. Šis fonas sukuria puikią terpę pasakojimui, kuris vietoje aiškios kovos tarp gėrio ir blogio tyria moralinius teisingumo dviprasmiškumus. Pirmoji mums pateikiama Perry Masono nuotykių istorija sukasi apie kūdikio Charlio Dodsono pagrobimą ir žiaurią žmogžudystę. Matthew ir Emily Dodsonai, berniuko tėvai, telefonu komunikuoja su savo sūnaus pagrobėju. Šis pareikalauja išpirkos, tačiau tėvams palikus pinigų paaiškėja, kad už pagrobimą atsakingas asmuo niekada neketino grąžinti sūnaus, o vaikas jau miręs. Šiurpinantis faktas, kad berniuko kūnas buvo rastas su užsiūtomis akimis. Šis žiaurus nusikaltimas sulaukė didžiulio žiniasklaidos dėmesio. Iš pradžių byla atrodo paprasta, o teisėsauga greitai apkaltina vaiko motiną, Emily Dodson. Tačiau Masonui pradėjus tyrimą jis palaipsniui atskleidžia klastingą sąmokslų tinklą, į kurį įsipainioja įtakingi miesto veikėjai, įskaitant korumpuotus policijos pareigūnus, negailestingus bažnyčios vadovus ir galingus politikus. Kuo giliau jis kasa, tuo labiau supranta, kad teisinė sistema palanki ne tiems, kurie siekia tiesos, o tiems, kurie turi valdžią ir resursus. Sesuo Alice McKeegan, charizmatiška evangelikų lyderė, tampa viena pagrindinių šios istorijos figūrų, kai jos bažnyčia įsitraukia į Dodsonų bylą. Ji tvirtina gavusi dievišką apreiškimą, kad miręs Charlis prisikels, kas sukelia visuomenės isteriją ir padidina spaudimą teisiniam procesui. Tuo tarpu Los Andželo policija ir prokuratūra siekia užgniaužti tiesą, pasitelkdami prievartą ir manipuliacijas.
inspektorius Ennis atlieka svarbų vaidmenį dangstant nusikaltimus ir eliminuojant nepatogius liudininkus. Perio Masono tikslas – išteisinti jo manimų neteisingai apkaltintą motiną ir išsiaiškinti visos šios keistos bylos aplinkybės. Po savo mentoriaus E.B. Jonathano tragiškos mirties Masonas nusprendžia tapti advokatu ir ginti Emily Dodson, nepaisydamas savo nepatyrimo, didžiulio išorinio spaudimo ir itin griežtų teismo procedūrų. Su Dell Street ir policijos pareigūno Paulo Drako pagalba jis stoja prieš stipriai korumpuotą sistemą. Emilės Dodson byla tampa tikrų teisinės sistemos išbandymu. Perry Masoną nuolat persekioja prisiminimai iš Pirmojo pasaulinio karo, nenusisekęs šeimyninis gyvenimas, skyrybos su žmona ir tai, kad negali matyti savo sūnaus, advokatas stumia į depresiją ir alkoholio vartojimą. Šis tarp kraštutinumų balansuojantis personažas išties pasirodo patrauklus ir netikėtai herojiškas, nes nepaisant to, kad jį patį kamuoja itin sudėtingos gyvenimo problemos, kitiems jis teisingumo siekia labiau nei bet koks kitas žmogus. Po pirmosios savo bylos Masonas pasirenka toliau kovoti už teisingumą kaip gynybos advokatas. Tai pradeda paruošti pagrindą antrajam sezonui, kuriame jis dar labiau gilinasi į korumpuotą Los Andželo pasaulį. Masonas, kuris serialo pradžioje dirba kaip privatus detektyvas, palaipsniui tampa gynybos advokatu. Jo virsmas į šią rolę nėra greitas ar lengvas. Jis kovoja su savo abejonėmis, formalios teisinės praktikos trūkumu ir jam tenkančią atsakomybę. Ši evoliucija išskiria HBO Perry Masoną iš ankstesnių adaptacijų, suteikiant personažui turtingą ir detalę teisinės karjeros kilmę, o ne iš karto pristato jį kaip neprikaištingą teisinį protą. Vienas stipriausių HBO Perry Masono aspektų yra jo puikus aktorių ansamblis. Matthew Rhysas pateikė įvairiaspalvį, niuansuotą bei įtikinamą pagrindinio veikėjo portretą, išryškindamas jo vidinius konfliktus, pažeidžiamumą ir augimą. Jo įkūnytas Masonas, vyras persekiojamas karo prisiminimų, kaltės jausmo ir neteisybės, yra daugiasluoksnis žiūrovui patrauklus veikėjas. Žinoma, serialas taip pat gilinasi į kitų intriguojančių veikėjų istorijas. Pavyzdžiui, Dell Street protinga ir ryžtinga Masono teisinė sekretorė, vaizduojama kaip stipri, nepriklausoma moteris, siekianti pripažinimo vyrų dominuojamame teisės pasaulyje. Paulas Drake'as, juododis policijos pareigūnas, vėliau tampantis detektyvu, susiduria su rasinė diskriminacija ir moralinėmis dilemomis, kasdien matydamas nežabotą policijos korupciją. Šio antro plano personažai suteikia siužetui gylio, nagrinėdami lyties, rasės ir socialinės klasės klausimus 20-ojo amžiaus 4-ojo dešimtmečio Amerikoje. Antrajame sezone Perry Masono istorija dar labiau išsiplečia, kai advokatas ir jo partneriai įsivelia į naują bylą, kuri dar labiau atskleidžia to meto Los Andželo korupciją, socialinę neteisybę ir klasių konfliktus. Šį kartą Masonas atsiduria prieš turtingus ir įtakingus verslininkus, kurie yra pasiryžę bet kokią kainą išlaikyti savo valdžią bei įtaką. Istorija dar labiau komplikuojasi, Masonai susiduria ne tik su teisiniais iššūkiais, bet ir su savo asmeninėmis moralinėmis dilemomis. Ar tikrai teisingumas įmanomas mieste, kur teisė parduodama pasiūliusiam aukščiausią kainą? Naujojo sezono centre du meksikiečių emigrantai – broliai Rafaelis ir Matiasas Galardo, apkaltinti turtingo verslininko Brooks McCutcheon nužudymu. Byla iš pradžių atrodo aiški, tačiau netrukus pasirodo, kad jis slepia klastingą Los Andželo aukštuomenę sąmokslą. McCutcheono nužudymas atskleidžia giliai įsišaknijusią politinę ir verslo korupciją, kuri į pasakojimą įtraukia naujas galingas figūras, kurios bet kokia kaina siekia apsaugoti savo interesus. Sezono eigoje Masonas tampa vis labiau įsitraukęs į šią bylą, suprasdamas, kad jo klientai tiesiog atpirkimo ožiai didesnėje schemoje. Istorijos finalas palieka daugiau klausimų nei atsakymų, tačiau Masono kelionė tampa dar įdomesnė ir sudėtingesnė. Vizualiai ir stilistiškai antrasis sezonas puikiai išlaiko nuaro atmosferą, bet kartu prideda daugiau intrigos ir veiksmo, gilindamas žiūrovų įsitraukimą. Jis ne tik plėtoja pagrindinių veikėjų santykius, bet ir įtikinamai atskleidžia Los Andželo galios struktūras, parodydamas, kaip teisinė sistema gali būti manipuliuojama ir išnaudojama turtingųjų naudai. Vienas įsimintiniausių serialo aspektų – jo požiūris į teisę. Masonas siekia ne vien tik absoliutaus kliento nekaltumo įrodymo, o meta iššūkį kiaurai korumpuotai sistemai, kuriai rūpi tik visuomenės ramybė, o ne tiesa. Tai suteikia moralinį kompleksiškumą ir paverčia serialą ne tik teisinę dramą, bet ir etikos, galios ir teisingumo studiją.
serialą galima laikyti kaip socialinės kritikos platformą, kuri atskleidžia teisinės sistemos trūkumus ir platesnės 20-ojo amžiaus pradžios Amerikos problemas. Nagrinėjama rasinė nelygybė, policijos žiaurumas, ekonominė priespauda ir religijos vaidmuo viešajame gyvenime. HBO serialas Perry Masonas sėkmingai atgaivina klasikinį veikėją, praturtinamas į niūresnių, realistiškesnių pasaulių. Šis serialas yra ne tik literatūrinio pasakojimo perdirbinys. Tai naujai permąstyta istorija, kuri sugeba išlaikyti klasikos esmę, tuo pačioje pritaikydama šiuolaikiniam žiūrovui. Su jumis buvo kinomania.lt. Nepamirškite paspausti patinka mygtuką. Taipogi palikite komentarą, ką dar mums vertėtų apžvelgti ir užprenumeruokite kanalą. Sekite filmų ir serialų naujienas kinomania.lt portale ir socialiniuose tinkluose. Iki kitų kartų.